Neįtikėtina, pažiūrėk į šį rezultatą. Jei nori pasiekti tokios pačios sėkmės su savo augalais kaip ir aš, net ir su tais, kurie visada tau buvo sunkus, lik čia, nes šiandien parodysiu metodą, kuris sugriauna visas tavo iki šiol žinotas ribas. Taigi būk atidus, pasižymėk svarbiausius dalykus, o jei kils klausimų, klausk komentaruose. Pradedam. Dabar jau tikrai pradedam. Pirmiausia, pažiūrėsime, kokių medžiagų mums reikės. Ir jau iš anksto pasakysiu, čia nėra nieko keisto, nieko brangaus ir nieko sudėtingo. Visą tai gali lengvai gauti be jokių problemų. Reikės džiovintų gluosnio lapų, 2 arbatinių šaukštelių, tai galima rasti bet kurioje žolininkų parduotuvėje, natūralių prekių parduotuvėje arba tiesiog nusipirkti internetu. 0,5 litro vandens, nieko daugiau. Agaras, labai svarbu, kad būtų neutralus, be dažyklių ir be priedų. Labai lengva gauti, labai nebrangu ir pravers daugybei būsimų dauginimų. 2 stiklainiai su dangteliais, taip pat malta cinamono, kuris jau tapo kanalo klasika, purkštuvas ir žinoma citrinmedžio bei avokado ūgliai. Su tuo sukursime terpę, kurioje bus viskas, ko reikia ūgliui, kad išleistų šaknis. Dabar pradedame ruošti visos šios sistemos pagrindą gluosnio lapų užpilą. Į puodą pilame 500 ml vandens ir užverdame vandenį. Kai vanduo pradeda virti, įdedame 2 arbatinius šaukštelius gluosnio lapų. Išjungiame ugnį ir leidžiame lapams ramiai pritraukti. Šis žingsnis yra labai svarbus, nes gluosnis turi natūralių auksinų hormonų, tiesiogiai susijusius su šaknų formavimu. Kai užpilas jau paruoštas, jį labai gerai perkošiame. Norime gauti švarų skystį, daugalinių likučių be dalelių. Be to, užvirindami vandeniu pašaliname bet kokius galimus grybus ar organinės medžiagas, kurios galėtų sugadinti terpę. Tai jau turime perkoštą gluosnio užpilą, vėl supilame jį į puodą. O dabar atkreipkite dėmesį, nes čia daugelis žmonių suklysta. Į 500 ml užpilo įdėsime tik 1 arbatinį šaukštelį agaro. Tik 1, nieko daugiau. Tai nėra valgomasis šaukštas, tai nėra 2 šaukštai ir daugiau tikrai nereikia. Su tokiu santykiu gauname tobulą konsistenciją šaknų vystymuisi. Agaras yra labai stiprus, jo reikia labai nedaug ir jį labai lengva rasti. Jį rasite bet kurioje vaistažolių parduotuvėje arba tiesiog paieškoje internete. Be to, jis nebrangus ir jums užteks jo daugybei dauginimų ilgą laiką. Kai įdedame agarą, gerai išmaišome ir dedame puodą ant ugnies. Kai pradeda virti, tiksliai 2 minutės maišome nenustodami ne akimirkai. Pastebėsite, kaip keičiasi skystis. Jis pradeda tirštėti, tampa vientisesnis, o praėjus toms 2 minutėms nukeliame nuo ugnies. Dabar supilame turinį į stiklainius. Skystį paskirstame tolygiai. 250 ml į vieną stiklainį, 250 ml į kitą. Labai svarbu, stiklainiai turi būti labai švarūs ir gerai dezinfekuoti. Kai tai padarome, tiesiog paliekame turinį atvėsti. Atvėsus, agaras sustingsta ir sukuria savotišką stabilę želė. Tai bus terpė, kurioje ūglis galės vystytis kelias savaites, mums nereikės nuolat stebėti. Kol terpė vėsta, ruošiame ūglis. Nupjauname 1 citrinos medžio ūglį ir 1 avokado ūglį. Dydis turi būti toks, kad ūgliai vislakai tilptų į stiklainę, nes vėliau jį uždarysime. Kai jau padarome pjūvius, čia paaiškiname vieną svarbų dalyką. Šiame metode nenaudosime alavijo, vietoj jo naudosime maltą cinamoną. Cinamoną dedame tik ant žaizdų, ant ūglio pagrindo, ant bet kokio pjūvio, kurį turime. Nereikia dengti viso ūglio, tik tas vietas, kur matomas atviras audinys. Cinamono milteliai yra labai stiprus natūralus priešgrybelinis preparatas ir apsaugos mus pirmosiamis savaitėmis. Nukratome perteklių ir viskas paruošta. Kai agaras jau atvėsęs ir visiškai sustingęs, įdedame ūglius. Atsargiai juos įstatome, kol jie tvirtai laikosi ir gali stovėti patys. Pati terpė jos laikės. Čia ūgliui suteikiama viskas, ko jam reikia. Natūralios gluosnio hormonai, nuolatinė drėgmė, aukšta oro drėgmė, stabili terpė. Todėl ši sistema veikia ten, kur kiti metodai nepasiteisina. Prieš uždarydami stiklainius užpurškime labai lengvą prevencinę priemonę. Norint ją paruošti, mums reikia litro vandens, įberiame žiupsnelį cinamono, gerai išmaišome ir perkošiame per ploną audinį arba kavos filtrą.
Sutilame į purkštuvą ir labai lengvai nupurškiame vieną kartą. Dabar stiklainius padedame į pusiau pavėsę. Niekada tiesioginės saulės, visada netiesioginė šviesa. Jei turi šiltą aplinką, dar geriau. Šiluma paspartina procesą, šaltis jį sulėtina. Šios sistemos priežiūra yra labai paprasta. Anksčiau paruoštą natūralų priešgrybelinį cinamono pagrindu naudosime maždaug kas 4 ar 5 dienas. Ir kam to reikia? Tai darome tik tam, kad išvengtume bet kokios galimybės, jog auginys pradėtų vystytis grybelis, nes jis yra aplinkoje su labai didelė oro drėgme. Visiškai nenorime, kad stiklainyje pradėtų vystytis grybeliai. Galima būtų naudoti ir stipresnį cheminį fungicidą, bet iš esmės natūralus cinamono pagrindu pagamintas fungicidas yra daugiau nei pakankamas. Be to, labai svarbi higiena. Kiekvieną kartą, kai dirbame su auginiais ar atidarome stiklainius, turime labai gerai nusiplauti rankas ir, jei įmanoma, tai daryti švarioje, mažai vėjuotoje aplinkoje. Mes dirbame su organinė medžiaga, kuri yra veikiama didelės drėgmės ir bet kuris poros dalelė patekusi į stiklainį turi daug galimybių išsivystyti. Todėl kas 3 ar 4 dienas atidarome stiklainį kelioms sekundėms, šiek tiek pravediname, nupurškime prevencinę priemonę ir vėl uždarome. To visiškai pakanka, kad sistema viso proceso metu išliktų švari, stabili ir be problemų. Tokio tipo dauginimas geriausiai veikia, jei atliekamas per delčią. Tai nėra kažkas stebuklingo, tačiau pastebėta, kad šiame etape sultis labiau susitelkia apatinėje stiebo dalyje, kas palankiai veikia šaknų formavimąsi. Tai nėra privaloma, bet jei gali pasirinkti laiką, geriau tai daryti per delčią. Pagaliau atėjo momentas, kurio visi laukiame. Praėjo maždaug 6 savaitės ir pažiūrėk, kaip jos atrodo. Pažiūrėk, kokia nuostabi išvaizda. Visiškai įsivysiusios šaknis, sveikos šaknis, baltos ir aktyvios šaknis. Visa tai visiškai natūralioje terpėje, be agresyvių cheminių medžiagų ir nesudėtingai. Paprastu būdu pasiekėme pavydėtinų rezultatų, naudodami stabilę sistemą, kuri suteikia auginiui viską, ko jam reikia vystytis. O dabar, kai jau turime tokį auginių su tokiomis šaknimis, pereiname prie kito žingsnio. O dabar prasideda labai svarbi dalis, kurią daugelis žmonių pamiršta, nors ji yra esminė, kad visas ankstesnis darbas nenuėtų veltui. Kai auginys jau išsivystęs ir matome, kad šaknys gerai susiformavusios, negalima jo ištraukti bet kaip. Čia auginė netrunkina. Kadangi terpė yra sužėlėjusi, o agaras sukietėjęs, reikia elgtis labai atsargiai. Pirmiausia, pasinaudodami plonu peiliu, apipjauname visą stiklainio vidų, o truputį atskiriame žilę nuo stiklo sienelių. Lėtai, neskubėdami. Tai leis mums išlaisvinti agaro bloką, nepažeidžiant šaknų. Kai jau turime auginį išėmę iš stiklainio, galime jį tiesiogiai perkelti į vazoną. Naudojame įprastą universalų substratą. Nebūtina, kad tai būtų specialus substratas. Įdedame auginį ir atsargiai užpildome substratu. Lengvai palaistome tik tam, kad substratas susigulėtų. Jokių būdų neperlaistyti. O dabar labai svarbi dalis – vieta. Šis augalas nėra pripratęs prie išorinės oro drėgmės, nes auga uždaroje mikroklimato aplinkoje stiklainėje. Todėl negalime jo statyti tiesioginėse saulės spinduliuose. Padedame jį pusiau pavėsyje, kur yra netiesioginė šviesa ir leidžiame augalui pamažu prisitaikyti. Taip pat reikia atsiminti, kad šaknys augo vandeningoje terpėje, o ne žemėje, todėl reikia kantrybės. Šis prisitaikymo procesas paprastai trunka maždaug nuo 7 iki 10 dienų. Per tą laiką tiesiog stebina. Kai matome, kad ūglys laikosi tvirtai ir pradeda normaliai augti, žinome, kad prisitaikymas buvo sėkmingas. Ir kaip matai, čia nėra jokių keistų triukų. Tai labai natūralus ir paprastas metodas. Tai viena iš tų didžiųjų paslapčių, kurių paprastai nenori atskleisti. Jei šis vaizdo įrašas to buvo naudingas, pasidalink jo su žmogumu, kuris myli augalus taip pat kaip ir aš. Paspaus patinka ir padėk man pasiekti daugiau žmonių, nes tokio tipo turinys dažnai nebūna dalyjamasi. Jei turi kokių nors klausimų, palik juos čia apačioje komentaruose, aš tau padėsiu be jokių įsipareigojimų. Labai ačiū, kad žiūrėjai iki galo ir pasimatysime kitame vaizdo įraše.